Šiandien, norėdami sužinoti orus, mes pažvelgėme į telefoną. Matome radarus, palydovų nuotraukas, sudėtingus modelius. Bet ką darydavo mūsų senoliai, kai vienintelis ekranas buvo dangus, o vieninteliai pranešėjai – medžiai ir paukščiai? Jie nesakydavo prognozės, jie skaitydavo ženklus. Ir rudenį jie rado ženklų, kurie jų nuomonė galėjo pranašauti žiemos orus, ar net ką nors daugiau. Šiandien atverskime senolių išminties knygą ir paklausykime, ką pasakoja rudens pranašystės. Pirmieji ir ištikimiausi pranašai – medžiai. Senoliai atidžiai stebėdavo ne tik lapų spalvą, bet ir tai, kaip ir kada jie krenta. Jei beržas lapus meta anksčiau už ąžuolą, žiema bus švelni ir trumpa. Bet jei ąžuolas lieka plikas, o beržas vis dar su lapais, lauks sunkios, ilgos ir sniegingos žiemos. O pats blogiausias ženklas, jei lapai ant medžių laikosi labai ilgai, beveik iki pat metų galo. Tai reiškia, kad žiema ateis vėlai, bet bus labai pikta su dideliais šalčiais ir pūgomis. Antrasis ženklas – tai dangaus keliautojai, paukščiai. Jų išskridimas buvo ne tik atsisveikinimas, bet ir aiški žinutė. Sakydavo, jei paukščiai išskrenda aukštai ir ramiai, žiema bus ilga, gili ir snieginga. Buvo tikima, kad skrisdami aukštai jie jau mato toli ateinantį sniegą. Bet jei paukščiai skrenda žemai, blaškosi ir garsiai klykia, žiema bus permaininga, trumpa su dažnais atlydžiais. O kas jei nutinka kažkas visiškai neįprasto? Perkūnija spalį – labai retas reiškinys, kuris senoliams keldavo ir baimę, ir smalsumą. Šis ženklas buvo vienas aiškiausių. Jei griaudžia spalį, žiema nesnigs. Tačiau džiaugtis nebuvo kuo. Buvo tikima, kad tokia žiema atneš ligas, o po jos seks labai ilgas, vėlyvas ir šaltas pavasaris. Gamta tarsi išnaudodavo visą savo pyktį rudenį, palikdama pavasariui tik šalčiai. Galiausiai senoliai tikėjo pusiausvyros dėsnių. Jie žinojo, kad gamta retai dovanoja viską iš karto. Taisyklė buvo paprasta. Koks spalis, toks ir vasaris. Tik atvirkščiai. Jei spalis šiltas ir malonus, lauk šalto ir speiguoto vasario. O jei spalis pasitaikė žvarbus ir drėgnas, didelė tikimybė, kad vasaris bus švelnesnis. Taip pat sausas spalis pranašaudavo sniegingą sausį. Šiandien šiuos spėjimus vadiname liaudies išmintimi, galbūt net prietarais. Ir nors mokslas mums duoda tikslesnes prognozes, šie senieji ženklai primena apie laiką, kai žmogus buvo neatsiejama gamtos dalis, kai reikėjo ne tik matyti, bet ir suprasti. O gal ir jūs žinote kokiu nors senolių orų spėjimų? Pasidalinkite komentaruose. Ir prenumeruokite mūsų kanalą, kad atrastumėte dar daugiau orų paslapčių.